Taip, tai tiems, kas manęs nežino, aš esu Gediminas, naujas veidas BA, dirbu čia kelis mėnesius kol kas. Ir šiandien norėčiau pašnekėti apie dependency injectioną. Ilgai galvojau, kad galėtų būti formatas šitos prezentacijos. Pagrindus, manau, žinote visi. Kiek girdėjau, tiek mano komanda naudoja dependency injectioną pilnai, tiek Pečeliūno komanda naudoja dependency injectioną. Ir visos komandos. Jo, ir dar viena komanda, kurios nepažįstu. Tai, žodžiu, norėtųsi pašnekėti apie tuos dalykus, kurie nėra visiškai paprasti, tai yra pasidalinti patirtimi, kokios problemos kyla dirbant su dependency injection. Taip, tai norėčiau aptarti būtent problemas, sprendimus, pasidalinti kažkokiais tai patarimais ar tai surasta informacija ir rekomenduojama medžiaga, kurią galima paskaityti apie DAI. Pradėkime nuo sąvokų. Tai dependency injectionas tai yra priklausomybės perdavimas kažkokiam tai objektui, kuris priklauso nuo tos priklausomybės. IOC konteineris arba tiesiog konteineris tai yra įrankis objektų medžiams kurti. Ir dar viena sąvoka, kurią čia paminėjau, tai yra composition root. Tai yra vieta aplikacijoje, kurioje yra kuriami priklausomybių medžiai. Tai tarkim, ASP.NET NC aplikacija tai būtų controller factory. Kaip pavyzdį. Tai būtent ta vieta, kur kviečiam konteinerį, sakom, kad grąžink man kažkokį tai sukurtą objektą su visomis jo priklausomybėmis. Taigi, prisiminkim, kaip atrodė programavimas be dependency injection. Dažniausiai tai atrodydavo taip. Pasiemam kažkieno rašytą klasę, šiuo atveju jos pavadinimas black box, parašom objekto sukūrimo kodą, iškviečiam kažkokį metodą. Kaip matote, IntelliSense'as mums padeda, nieko nesiteikia, spaudžiam F5 ir gaunam null reference exception. Kažkas viduje tos klasės vyksta ir mes ne visada žinom, kas vyksta. Mes nežinom, ko tai klasiai reikia. Šiuo atveju, tarkim, jai reikia kažkokios konfiguracijos, mes kažko nepadarėm, bet mums nėra jokio būdo sužinoti, kad kažką dar reikia inicializuoti. Dažniausiai tada puolama skaityti dokumentaciją ir ten sužinai, kad reikia į aplikacijos nustatymus įdėti vieną reikšmę su magišku skaičium 5, pavyzdžiui. Taigi, DAI visą tai supaprastina. Jeigu turim klasę ir norim sukurti jos objektą, naudojant dependency injection, iš karto matom, ko mums dar reikia, kokios klasės objekto, be kurio jisai neveiks. Žodžiu, šiuo atveju reikia configuration managerio, kadangi turbūt klasė trauksis kažkokios tai reikšmes, be kurių dirbti jį negali. Taigi gaunam iš karto IntelliSense supportą, iš karto gaunam, kaip matot, compilerio supportą, šitas kodas nesikompiliuos, nes yra naudojamas neteisingai. Tai yra priklausomybių viešinimas, labai svarbus DAI privalumas, tačiau yra dar kiti privalumai, tai tarkim lengvesnis perpanaudojimas, kai galima į tą pačią klasę paduoti paveldėtų klasių objektus, pavyzdžiui, tai yra plečiamumas suderinamas kažkiek tai su vadinamuoju open flows principu. Taip pat lengvesnis testavimas, kadangi mes galim priklausomybės pateikti iš išorės, mes galim lygiai taip pat paduoti testuose kažkokius tai feikus. Ir dar vienas privalumas tai yra lankstesnis gyvavimo trukmės valdymas. Kalbant apie gyvavimo trukmę, tai objektai gali būti vienas per aplikaciją, tai singleton lifetime'as, gali būti kuriami ant kiekvieno requesto, jeigu tai web aplikacija, gali būti kuriami vienas objektas per langą, jeigu desktopinė aplikacija. Naudojant DAI mes turim lankstumą šitoje vietoje. Taigi, pirmoji tokia pamoka, su kuo susidūriau, DAI ne visur yra galimas naudoti. Yra frameworkų, ypač senų, kurie reikalauja, kad klasė turėtų konstruktorių be parametrų. Tai
Tai pats toks akivaizdžiausias pavyzdys yra ASP.NET Web Forms, kur konstruktorius negali turėti parametrų, jeigu jis turės parametrų, tiesiog jūsų saitas neveiks. Šioje vietoje iškyla problema, kaip mums naudoti DAI, jeigu mes norim injektyti per konstruktorių priklausomybės. Yra trys tipai, kaip galima injektinti priklausomybės. Tai per konstruktorių, kai yra privalomas priklausomybės, klasė be jų neveiks visai. Antras tipas yra injektinimas per property, jis dažniausiai naudojamas kažkokiom tai neprivalomom priklausomybėm. Tarkim, logeris. Klasė gali veikti net jeigu logeris yra nenurodytas, kaip pavyzdys. Ir trečias, tai yra dažniau sutinkamas Java pasaulyje, tai yra interface injection, kai implementini kažkokį tai interface'ą ir jame yra metodas, kuris nusetina priklausomybę. Tai labai panašu į property injectioną, tik skiriasi pati mechanika. Taigi grįžtant prie frameworkų, kurie nedraugiški DAI, tai ten nėra pateikiami plėtimo taškai. Kaip ir sakiau, ASP.NET MVC turi controller factory, ta centrinė vieta, kur galima naudoti, tarkim, DAI konteinerį viso medžio priklausomybių kūrimui. Tačiau webformos, prie tų pačių webformų dažnai naudojamas ASP.NET Membership, Role Provider klasė vėlgi turi turėti konstruktorių be parametrų tik tai. Tas pats Windows Workflow Foundation frameworkas vėlgi reikalauja dažniausiai, kad klasės turėtų konstruktorių be parametrų. Taigi, ką galime šitoje vietoje padaryti? DAI yra naudingas, mes norim jį panaudoti. Yra du būdai. Pirmas būdas yra panaudojimas facade pattern, tai yra turim kažkokią tai klasę, kuri turi konstruktorių be parametrų, tačiau viduje naudoja dependency injection konteinerį, kad sukurti visą priklausomybių medį. Kitas variantas yra service locator, tačiau žvaigždutę palikau prie jo todėl, kad tai yra laikoma anti-patternu. Facade patterno pavyzdys yra pateiktas čia yra ištrauka iš realios sistemos, kurią teko rašyti su Windows Workflow Foundation. Tai vienas iš stepsų pačiam workflow'se buvo proceso užbaigimas. Kaip matote, metodas yra statinis, tai apie konstruktorius mes net nešnekam šitoj vietoj. Tačiau šitame metode jau naudojamas yra JC konteineris, rezolviname šiuo atveju Hibernate sesiją, įvykdoma kažkokią tai logiką ir konteineris yra sunaikinamas, kad įvykdyt kažkokį tai cleanup. Tai naudojant fasadą praktiškai galite išsisukti iš bet kokios situacijos. Kita problema, su kuria susiduriam pakankamai dažnai, tai konstruktorių dydis. Kaip šiame pavyzdyje yra berods 10 priklausomybių, tai yra jau ganėtinai daug. Toks konstruktorius yra nepatogus, nes ypač jeigu mes rašom automatinius testus, kiekvieną kartą pridėjus kažkokią naują priklausomybę mums reikia refaktorinti ir testus, ten keisti feikus, tie feikai gali vėl kažkokias konfiguracijas reikalauti ir panašiai, taip kad norėtume, kad konstruktoriai turėtų kuo mažiau parametrų. Tai signalizuoja dažniausiai, kad klasė neseka SRP principo, tai Single Responsibility principo, ir reikia kažką daryti. Pirmas pasiūlymas būtų pažiūrėti, ar tikrai visas priklausomybės yra privalomos. Kaip ir minėjau, konstruktorių injektinamos yra tik privalomos priklausomybės, bet be kurių objektas negalės atlikti savo darbą. Tokie dalykai kaip loginimas arba kažkokių naudotojo veiksmų fiksavimas, kaip auditavimas, dažnai yra vadinami iš tų vadinamų cross-cutting concerns srities ir jie tiesioginės įtakos klasės darbui neturi, tačiau yra naudingi, tarkim, jau palaikymo metu, bet tai klasės darbo neįtakoja, todėl galima keisti tokius dependency į neprivalomus, tai naudojam property injectioną ir kartu, kadangi jis neprivalomas, dažniausiai
yra reikalingas kažkoks local default reikšmė. Šiam atveju tinka null object patternas, tai yra kai įgyvendinam kažkokį, tarkim, interfeisą, kuris nedaro nieko. Tai yra mūsų kodas kviečia tą priklausomybę, tačiau jinai nieko nedaro, jinai nei trukdo, nei padeda mūsų kažkokiam kodui. Tai tokio patterno pavyzdys yra pateiktas čia. Pavyzdys yra su logeriu, tai tarkim turim null logger klasę, kuri nedaro nieko ir turim iš karto kažkokią defaultinę reikšmę. Tai kiekvieną kartą, kai kviesim logerį iš customer controller klasės, jis nedarys nieko. Testuoti šios klasės mums tai netrukdo, jeigu nepateiksim savo realios logerio implementacijos, nieko ir nematysim. Tai vėlgi, kiekvienas atvejis yra unikalus, visada sprendi, ar tau to reikia ar nereikia. Bet kaip vienas iš būdų mažinti konstruktorius, tai yra naudinga. Kitas būdas yra vadinami facade services. Tai jeigu prisiminus SRP, kad kiekviena klasė turėtų atlikti tik tai vieną kažkokią tai paskirtį ir atlikti ją gerai be to, pritaikius šį principą galime sugrupuoti kelias priklausomybės į vieną. Tai kaip pavyzdys yra, tarkim, turim tokį konstruktorių, order processor objektui sukonstruoti ir pamatom, kad paėmę kelias priklausomybės galim įvesti naują kažkokią savoką mūsų domain modelyje, pavadinkim tai order collector. Šios priklausomybės 3, kurios yra perkeliamos, jos dirba glaudžiai tarpusavyje, kad atlikti kažkokią tai vieną paskirtį. Refaktorinus gaunasi taip, kad priklausomybių skaičius sumažėja iš 5 į 3. Tai turim ir mažesnį konstruktorių, turim mažesnės klases, jos yra lengviau palaikomos, galbūt netgi geriau panaudojamos kitose kontekstuose. Dar vienas toks punktas yra nenaudoti dependency injectiono esybių klasėse. Esybių, kaip iš domain driven dizaino arba kažkokių tai POCO klasių, jeigu dirbant su ORM dizaineriu iš karto generuojamom klasėm. Ten injektinti kažką per konstruktorių dažniausiai nėra reikalinga, kadangi jeigu pasižiūrėt panaudojimą, jos dažnai būna serializuojamos, išsaugomos kažkur tai faile, perduodamos per internetą kažkurį kitą servisą. Faktas, kad mūsų priklausomybės, kurias mes paduosim, jeigu tai nėra primityvai kažkokie, jos neišliks. Perdavus per web servisą, tarkim, kažkokią duomenų struktūrą, mūsų logeris nepersiduos. Tai naudojimas esybėse dependency injectiono dažniausiai visiškai neturi prasmės. Dependency injectiono reikėtų naudoti tokiose servisinėse klasėse, tai yra, jos dažniausiai neturi state'o. Jos yra tam, kad atliktų kažkokią tai paskirtį, logeris pavyzdys, kažkoks ten order validator ar kažkokią kitą klasę paimtume, kur yra tik logika, nėra duomenų. Jeigu esybei vis dėlto yra reikalinga servisinė klasė, ją galim paduoti tiesiai į metodo parametrą. Dažniausiai to pakanka, tarkim, į order objektą, perduosim kokią nors order repozitorių, objektą, kad pasitikrinti performance optimizaciją, pasitikrinti ten, kiek yra užsakymų, pavyzdžiui, ar generuoti kažkokį tai unikalų numerį. Bet šią priklausomybę paduosim per metodą, ne DI būdu. Dar vienas toks pastebėjimas, tai kad primityvai taip pat yra priklausomybės. Mes dažniausiai pratę injektinti kažkokių tai interfeisų implementacijas, kažkokius sudėtingus objektus ir visinės klases. Tačiau intas, stringas, boolas, tai vėlgi yra injektinami dalykai. Aišku, C# viskas yra objektas. Tai galima sakyti, kad injektinam visada objektus.
tačiau pats panaudojimas iš tiesų skiriasi. Vienas iš tokių atvejų, kur tai naudinga, yra konfiguravimas. Dažniausiai neapsimoka kviesti tiesiai iš jūsų, tarkim, verslo logikos kažkokio sluoksnio, modulio, tiesiai kviesti Configuration Manager arba Web Configuration Manager. Jeigu tiesiai iškviesim, nebepanaudosim verslo logikos sluoksnio kitoje aplinkoje. Tarkim, jeigu naudojam desktopą ir naudojam Configuration Managerį, perkelus viską į ASP.NET, toj vietoj gausim exceptioną, nes ten reikia naudoti Web Configuration Managerį, tai yra kita klasė. Todėl sprendimas yra labai paprastas. Perduoti konfiguracijos parametrus tiesiai į objektų konstruktorius arba nusėtinti per properčius. Ir tai yra pavyzdys, kaip tai galima padaryti. Čia yra tas vadinamas composition rootas, vienos aplikacijos, kurią neseniai rašiau. Šioje vietoje yra sukonstruojamas visas medis objektų, kurių reikia aplikacijai, tai yra Windows Form aplikacija. Ir būtent kūrimo metu, kaip matot, yra naudojami kažkokie tai parametrai, application startup path, arba kviečiamas tas pats configuration manageris, ir settingse paduodami iš išorės. Ką tai duoda? Tai duoda visų pirma nepririšamus prie kažkokios konkrečios platformos. Settingsus galim kad ir iš bombazės traukti, kad ir iš failo, iš kažkur kitur. Kitas dalykas, kad, kaip ir minėjau, nepririša prie konkrečių klasių. Lengviau perpanaudoti šitą kodą. Ne viską galima sukurti iš anksto. Ką tik matėm composition rootą. Kaip matėte, ten iš karto yra sukuriamas objektas, o vykdymas yra atskirtas ir naudojamas truputį vėliau. Tai būtent DAI vienas iš tokių įvedamų naujovių, tai yra, kad objektų kūrimas ir jų metodų kvietimas yra atskiri du dalykai ir gali vykti skirtingais laiko tarpais. Ką daryti, jeigu negalim sukurti iš karto viso medžio? Na, dažnai tai būna. Tarkim, nenorim kiekvieną kartą kurti kažkokio tai serviso proksio, kurio, tarkim, sukūrimas, netgi ten kontaktavimas, kiekvienas kvietimas kainuotų ten 5 centus. O jeigu mes jo ne visada naudojam, tai mes nenorim visada kurti ant kiekvieno ASP.NET requesto, pavyzdžiui, kai kuria visą medį. Tai vienas iš sprendimų yra factory patterno naudojimas. Factory patterną turbūt žinote, naudojate visi, pakankamai plačiai paplitęs. Injectinam kažkokį tai factory ir viduj klasės sakom create new object. Kažką tokio. Objektą tą panaudojam. Ir panaudojus visų pirma reikia nepamiršti to objekto sunaikinti. Vėliau aptarsiu kodėl. Tai tarkim, jeigu tai būtų kažkoks disposable objektas, tai reikia nepamiršti iškviesti dispose metodą. Ir šitą vietą dar ką norėčiau paminėti, factory patternas mus verčia kurti kažkokią tai atskirą klasę, dažnai atskirą interfeisą. Tai yra pridėti dar naujų klasių į mūsų codebase'ą, kuris ir taip jau yra sudėtingas. Ir kiekviena klasė tik tai dar sudėtingesnį padaro visą reikalą. Šioje vietoje labai naudingi yra func of t ir lazy of t objektai .NET, nes jie neįveda naujų kažkokių tai klasių, o atlieka lygiai tą pačią paskirtį, kaip ir jūsų sukurtas kažkoks factory objektas. Kitas dalykas, ne visada reikalinga abstrakcija. Mes kažkaip, kaip pastebėjau, sakydamas mes, turiu omeny visus programuotojus, kurie naudoja DAI, pastebėjau, kad dažnai, jeigu naudojam dependency injectioną, iš karto įvedam kažkokį interfeisą, kuris dažniausiai turi vieną implementaciją, bet už tai galim registruodami priklausomybę sakyti, kad mes turim interfeisą, mes naudok šitą implementaciją. Ar visada jos reikalingos? Reikėtų šitą klausimą užduoti kiekvieną kartą, kai įvedinėjama yra nauja abstrakcija į codebase'ą, nes
Abstrakcijos prideda sudėtingumo šiokio to. Automatiniam testavimui, tarkim, abstrakcijas pridinėjai tam, kad galėtum pakišinėti feikus, bet šiuo metu vėlgi automatinio testavimo pusėje atsiranda vis daugiau nuomonių, kad tas tradicinis unit testingas, kai viską izoliuoji ir testuoji tik vieną objektą, jis yra šiek tiek toks, sudėtingas reikalas ir veda prie blogesnių rezultatų negu testavimas, tas vadinamas integracinis, kai testuojam iš karto mūsų unitas yra, tarkim, 3 klasės, kurios dirba glaudžiai tarpusavyje. Tai jeigu pakeisti požiūrį, tai abstrakcija ta tampa ne visada reikalinga ir galima jos išvengti. Šioje vietoje prie abstrakcijų norėčiau paminėti, kad dependency injectionas tai nėra tas pats, kas dependency inversion principas, kuris teigia, kad aukšto lygio moduliai neturėtų priklausyti nuo žemo lygio modulių ir abstrakcijos neturėtų priklausyti nuo kažkokių tai detalių realizacijos. Kam naudojama šitas principas, apie jį daug nešnekėsiu. Čia matote pavyzdį tradicinį copy programos. Jis reikalingas iš principo yra layeringe. Vienas iš pavyzdžių enterprise aplikacijose, jeigu naudojat repozitorių, dažniausiai jūsų biznio sluoksnėje būna repozitorių interfejsas, implementacija būna kitam projektui. Tai šioje vietoje, jeigu naudojam būtent taip, tai yra pritaikytas dependency inversion principas, jo esmė yra abstrakcija. Tai kadangi kalbėjau, kad abstrakcijų galima kartais atsisakyti, tai reikia suprasti, kad dependency injectionas nieko bendro dažniausiai neturi su šiuo principu. Jie naudojami kartu, bet jie nėra tas pats. Kitas principas, kuris šioje vietoje padeda, tai yra reused abstraction principas. Tai jis iš principo sako, kad nereikalinga abstrakcija, kuri turi visada tik vieną realizaciją. Ir galima labai paprastai pabandyti. Jeigu turite Sharperį, nueinat ant interfeiso pavadinimo, spaudžiat Ctrl Alt ir B, arba jums nueina į konkrečiai vieną klasę, jeigu tik viena implementacija, arba išskleidžia visą sąrašą. Jeigu sąrašo nėra, tai jūsų abstrakcija dažnai gali būti, kad ji yra nereikalinga. Aišku, kaip minėjau, tai negalioja skirstant į sluoksnius, kuomet norima detalės realizacijos atskirti nuo kažkokių tai aukštesnio lygio koncepcijų. Viena problema, su kuria susidūriau būtent atėjęs į Baltiką, mūsų PXO projekte buvo toks poreikis turėti bendrą priklausomybę registraciją, kadangi turbūt visi naudojat dependency injection containerius, prisimenat tą vietą, kur yra sakoma, kad užregistruok šitą interfeisą ir šitą implementaciją, visada, kai prašau šito interfeiso, pateik man objektą tokį ir tokį. Būna situacijų, kai, tarkim, reikia šitą registraciją dalintis per kelias aplikacijas. Tai jeigu, tarkim, jūsų verslo sluoksnėje yra kažkokių tai priklausomybių rinkinys ir turite 3 aplikacijas, webui, Windows'am ir mobilui, ir norite visur panaudoti tą biznio sluoksnį, tai jums reikia iš principo tų pačių priklausomybių. Ką daryti šiuo atveju? Pirmas toks būtų iš karto būdas, kurio galim gilėtis, tai iš karto registraciją įdėti čia, į biznio sluoksnį. Visi projektai priklauso nuo to biznio sluoksnio projekto. Visi pasiekia tą konfiguraciją, visi džiaugiasi, visi laimingi. Tačiau su to reikia suprasti, kad tokiu atveju biznio logikos sluoksnė atsiranda referencas į jūsų pasirinktą DI konteinerį. Tai nėra extensible būdas, taip neturėtų būti. Tai alternatyvos yra 3 iš principo, kokias aš matau. Viena yra kopijuoti kiekvienoje aplikacijoje tą registraciją. Iš tiesų šis būdas būtų kaip ir pats toks logiškiausias, jeigu žiūrėti iš tokių grinai DI perspektyvos.
Tačiau jeigu ten pastovi tas pats kodas, mums jį reikia palaikyti, kodo dubliavimas yra blogai, visi tą žino. Todėl turbūt ne visi tą pasirinks. Kitas variantas yra add file as link. Čia toks daugiau hackas, Visual Studio galima turėti source kodo failą kažkur tai ir trijuose projektuose tą patį failą pridėti kaip linką. Failas nėra kopijuojamas, visada naudojamas tas pats. Jeigu sužaidus taip gražiai, gal tai suveiktų, bet vis tiek tai yra hackas. Ir trečias būdas, kurį mes pasirinkom ir PX, yra sukurti bendrą projektą kažkokį. Tai nebūtinai tai turi būti naujas projektas, tai gali būti kažkoks projektas, kuris jau egzistuoja ir yra šerinamas tarp aplikacijų ir ten sudėti tą registraciją. Tai priklausomybės atrodytų kaip šitame paveikslėlyje, kai visos aplikacijos dependina nuo common projekto. Common projekte būtų ta registracija, kurią naudoja ir webas, ir desktopas, ir kažkokia tai web servisų, tarkim, projektus. Čia gal galėčiau dar papildyti, mes Shiperis irgi turim daug tų skirtingų projektų, daug skirtingų aplikacijų ir panašiai, tai mes suskirstėm tą registraciją pagal objektus, kaip modulis, ne? Tai yra vienas modulis atsakingas, pavyzdžiui, nežinau, vienas klasės, kitas modulis atsakingas už kitas klasės ir panašiai. Ir priklausomai nuo konkrečios aplikacijos, kuriai ten ko reikia, mes inkludinam tam tikrus modulius. Taip, tai tęsiam toliau. Taigi, composition rootas gali būti tik aplikacijose, jo neturėtų būti bibliotekos. Ta matėm prieš tai buvusiam pavyzdį, kur sakiau, kad biznio layer'yje, jeigu tai yra DLL'as vienas, tai negali būti registracijos. Priežastis yra paprasta, priežastis yra ta, kad būtent aplikacijos lygmenyje yra referencai į DI konteinerį. Jeigu tvarkingai jį naudosime, jo pakeitimas galimas labai paprastai iš tikrųjų, jis naudojamas vienoje vietoje kažkur tai. Tipinės vietos .NET programuose, kur composition rootas gyvena, taip pasakykime, tai konsolė aplikacijose tai būtų main metodas, ASP.NET MVC aplikacijose tai būtų iController Factory interface'as toks, kuris sukuria jums iš karto kontrolerį su visom priklausomybėm. VCF tai būtų iInstance Provider arba Service Host Factory, veikia tokiu pačiu principu kaip ir iController Factory. VPF yra Application on Startup metodas, kur galim sukurti visą mums reikiamą medžiagą. Tai toks klausimas, kiek composition rootų gali būti aplikacijų? Teoriškai taip. Kadangi teoriškai teorija nuo praktikos nesiskiria. Jų gali būti keli. Priežastis gali būti labai paprastos. Turim porą aplikacijų, viena yra, tarkim, web puslapis, kita yra servisų VCF-o, bet mums deployint nenorim dviejų deployinimo turėti kažkokiu tai package. Norim turėti vieną ir paprastai deployint, dėl tam tikrų priežasčių. Tos priežastys kartais ateina, tarkim, iš adminų, kurie nori viską paprastai, one click method ir sudėti. Tai tokiu atveju tenka turėti kelis composition rootus vienoje aplikacijoje. Tai tarkim, kaip PVZ, tai yra vienas ASP.NET projektas, kuriame yra ir MVC, ir VCF servisai sudėti. Iš tikro tai yra tas pats, kas turėti kelias aplikacijas vienoje. Tai vienas composition rootas per aplikaciją, kaip tokia taisyklė, jinai turėtų būti siektina dėl paprastumo. Nes kai turim kelis composition rootus, atsiranda problemų dėl skirtingų priklausomybių panaudojimo skirtingose kontekstuose. Taip pat dėl lifetime skirtumų. Kaip pavyzdys, ASP.NET MVC mes norėsim turėti, tarkim, Entity Framework'o kontekstą, ar N-Hibernate sesiją. Norėsim turėti vieną per requestą, dažniausiai, toks yra populiariausias patternas. VCF-as tokio kaip HTTP requesto jis neturi. Ten yra savas kažkoks tai operation context, berods vadinasi klasė, ten yra visai kitos klasės.
Todėl mes negalim naudotis, tarkim, jeigu naudojam autofaką, ten yra toks extension metodas instance per HTTP request. Šiuo atveju jisai veiks tik ASP.NET MVC, VCF jis neveiks. Tai atsiranda tie nesuderinamumai, nors medis priklausomybių gali atrodyti tas pats, vien lifetime skirtumai jau padaro tos medžius šiek tiek skirtingus. Tai vienas būdas spręsti tai yra child containeriai, kai užregistruoji kažkokį medį, sakai create child ir ten jau dirbi kažką papildomai gali pridėti. Tiesiog norėjau akcentuoti, kad teoriškai to neturėtų būti, praktiškai tai būna ir tai nėra kažkoks labai ypatingas variantas. Dar vienas pastebėjimas release, tai yra objekto, kuris buvo sukurtas composition route, atlaisvinimas yra labai svarbu. Tokie kelis pavyzdžius turiu. Vienas pavyzdys tai aplikacija, kuri naudoja intensyviai VCF proxius, VCF servisų. Ir ten tvarkingai nerelizindavom viso to medžio. VCF proxiai likdavo neuždaryti, jie kaupdavosi, sistema veikia kaip ir tvarkingai, ten loadas nedidelis, viskas tvarkoj, bet po tam tikro laiko, dažniausiai savaitgaliais, kai sistema to niekas nesinaudoja, ateini pirmadienį ryte, o ten logė taip 50 errorų connection timeout. Nes connectionų niekas neuždarė, niekas neiškvietė release metodo, niekas nesutvarkė tų sukurtų priklausomybių. Su iDisposable objektais praktiškai visais yra ta pati situacija. Dispose metodas turėtų būti kviečiamas. Ta daro daugelis IOC konteinerių. Jie palaiko automatinį medžio naikinimą. Tarkim, jeigu sukuria objektą, kuris yra disposable, kai kvieti container.release, iš karto jis automatiškai iškviečia dispose. Vėl programuotojams nereikia per daug rūpintis, tiesiog reikia tvarkingai naudoti konteinerį. Microsoft Unity to nesugeba. Būtent tam projekte, kur pasakojau, naudojom Unity, nes tai buvo pirmasis toks blynas su dependency injection tool. Microsoft'o produktas turėtų būti geras, bet jis toks nebuvo. Release implementacija tai labai paprasta. Tuščia. Aišku, yra žmonių, kurie extendino, sukūrė tą release metodą, bet jis atrodo labai kraupiai. Ir, normalus komponentas turėtų palaikyti tą automatinį release. Autofakas tai turi. Winsor, Structure Map ir visi kiti populiarūs open sourciniai DI konteineriai tai turi. Kalbant apie release, reikia prisiminti, kad ne visi objektai yra sekami. Tai vėlgi grįžtam prie tų iš factory metodų arba factory klasių kūriamų objektų. Kai injektinam patį factory, bet objektą susikūrėm viduj. Tai vėlgi taisyklė yra ta, kad jeigu tu susikūrei, tu ir susitvarkyk. Pats padarei bardaką, pats ir tvarkyk. Kaip mama visai sakydavo. Tai konteineris tokių objektų neseka, jis negali sekti. Tiesiog negalima to, gal ir būtų galima, bet labai sudėtingai įgyvendinti. Automatiškai dispose metodą, tarkim, niekas neiškvies. Taip, čia yra pavyzdys, apie ką šneku. Injektinamas file factory. Jis yra sukurtas DI konteinerio kažkur tai išorėje. Tai jeigu priklausomybė paduodama iš išorės, aš jos negaliu, tarkim, dispose. Nes jinai man nepriklauso, aš nežinau, kiek dar kitų objektų ją naudoja. Jeigu aš čia disposinsiu, kažkur kitur nulūž, sakys object disposed exception. Kas, kodėl? Tai tvarkingai naudojant turėtų būti maždaug taip, kad kas injektinama iš vidaus, jisai tiesiog panaudojamas ir paliekamas. O jeigu kviečiami objektų kūrimo metodai, kaip čia file factory create temp file, mes esame atsakingi už dispose metodo iškvietimą, ar tai usingų, ar tai rankos. Dar vienas toks teiginys, kuris galbūt kontroversiškas šiek tiek. Tikrai ne visada reikalingas IOC konteineris. Tai pats dependency injection yra savoka, kuri visiškai nesusijus su įrankiais.
galime verstis be įrankių, PHP verčiasi be įrankių, ten tokių kaip JC konteinerių, bent jau paskutinį kartą, kai tikrinau, nebuvo. Tai yra daugiau toks, nežinau, dizaino būdas kodo, nuo įrankių tai nepriklauso. Ir JC konteineris nereikalingas, jeigu rašot biblioteką, ar kažkoks framework, arba kažkokį frameworką, nes greičiausiai norėsit, kad ta biblioteka būtų panaudojama su bet kuriuo konteineriu, arba iš vis be jokio konteinerio. Ir kitas punktas tai yra, jeigu priklausomybių medis nedidelis, kaip mano prieš tai rodytam pavyzdį, kur yra kelios klasės, tai visiškai nereikalingas tas konteineris. Kam važiuoti su Ferrariu 200 metrų iki kiosko cigarečių pirkti? Sąnaudos turbūt didesnės negu nauda. Įvaizdis. Jeigu rūpinės įvaizdžių cigaretės kioską nepirkti. Taip, tai viena iš alternatyvų konteinerių, tai tas vadinamas Poor Man's Dependency Injection. Pamėginau tokį vertimą padaryti kaip varguolio. Tai čia matote pavyzdį. Čia yra tas pats iš tos pačios aplikacijos, apie kurią aš šnekėjau. Tai tiesiog rankomis pasakom injektinam kažkokias tai konfiguracijos nustatymus kažkokius, patys sukuriam visą tą medį. Tai turi netgi privalumų, lyginant su konteineriu. Visų pirma, tai yra paprasta ir aišku, iš karto matai, kas vyksta, jokios magijos nėra. Kitas privalumas yra papildomas tipų tikrimas, kai kompiliuoji, nes konteineryje, kaip ir linkiu, gali užrašyti bet ką, runtime metu būna lūžta. Ir tas pats galioja circular dependency atveju, tai yra, kai vienas tipas priklauso nuo kito, o tas priklauso nuo prieš tai buvusio. Pabandykit tą užrašyti va čia kode ir pabandykit užrašyti su inversion of control container. Konteinerio registracija tai leidžia. Runtime'u po to failina, Stack Overflow nepadaro, neleidžia, dažniausiai čia kai yra, nebent jūs naudojat Unity. Žodžiu, šitas būdas yra paprastas, bet taip pat yra naudingas. Lifetime'ų, tarkim, menedžinimai irgi labai paprasti. Ir statinis metodas, jeigu čia, tarkim, yra statinė kažkokia tai statinis objektas, tai jau bus singletonas, iš mažosios raidės nedidžiosios, nemaišykit su patternu. Kiti visi bus, vėlgi, jeigu čia singletonas ir kiti irgi yra singletonai. Čia matot factory panaudojimą, tai yra tas func of t. Tai kiekvieną, kad iškvietus factory, bus kuriami nauji objektai. Iš kitos pusės JC konteineris reikalingas, kai yra dideli priklausomybių medžiai. Šone turim pavyzdį, kur yra home controlleris pateiktas ir jo priklausomybės. Skirtingos spalvos reiškia skirtingus lifetime'us. Kai kurios tos priklausomybės medyje yra kelis kartus, tai yra tas pats objektas turi būti perduodamas kaip priklausomybė į kelis kitus objektus. Taigi, kai turim kažkokį sudėtingumą, tai pasidaro kartais jau sunku palaikyti tą varguolio sprendimą, nes tiesiog sunku išlaikyti mintyse visą tai, kas vyksta. Kitas privalumas JC konteinerių tai yra aspect oriented programingo palaikymas. Tai yra, kai tarkim norim pritaikyti kažkokius vėlgi tos cross-cutting concerns, tarkim loginimą. Sakom, kad yra toks interfejsas, tu logink visus kvietimus į tą interfejsą. Bet mūsų kode logeris niekur nekviečiamas. Mes pritaikom loginimo aspektą ir viskas magiškai veikia. Tai vėl, konteineriai susiję su magija labai yra. Trečias dalykas yra late binding, tai yra, kai tipai yra registruojami runtime. Pavyzdžiui, iš XML failų. Deployinam aplikaciją, pakeičiam web configą, aplikacija restartavosi, pasikeitė visiškai priklausomybių medis. Pagal, jeigu konfiguraciją turim web configę. Tai turi savo pliusų, savo minusų, bet faktas yra tas, kad konteineriai tai palaiko. Ir lankstus gyvavimo trukmės konfiguravimas, tai vėlgi, jeigu kūrėm visada logerius atskirus kiekvienai klasiai, nueinam į registraciją, pridedam as HTTP ten per request instance ir turim, ta prasme, kvietimą arba as singleton, padarom singleton. Tai yra vieną objektą turim per visą aplikaciją. Tai labai lankstu, nereikia refaktorinti jūsų to vargoliško sprendimo.
Naudojant JC konteinerį reikėtų laikytis taisyklių. Tai naudokite jį saugiai. Tai pirma taisyklė yra, jis turėtų būti naudojamas tik composition route. Vėlgi, tai yra teoriškai, praktiškai ne visas taip gaunasi. Ta taisyklę turbūt reikėtų perfrazuoti. Naudokite kuo mažiau, kvieskite konteinerį tiesiai kuo mažiau visose aplikacijose. Jeigu grįžtam prie to, kad panaudotas vieną kartą, tai pakeisti konteinerį kitų yra labai paprasta. Panaudojam kažkokį, pridedam kitą konteinerį, perrašom registracijos visą į kitą formatą registraciją pačią. Dažniausiai to ir užtenka, nes visi beveik konteineriai tos pačius feature'us palaiko. Dar vienas punktas tai yra, kad JC konteinerio nereikia abstrahuoti, tai yra nereikia kurti iContainer interfeis'o kažkokio, nes mes norėsim kada nors panaudoti kitą konteinerį. Jeigu naudojam tik tai composition route, tai keitimas vyksta tik composition route. Abstrakcija veda į labai blogus dalykus, kai iškviečiam konteinerį po visame savo kode, kviečiam ir po to nebesusiekam, kas vyksta. Šitą dar aptarsiu. Kitas guidelinesas yra toks, kad nenaudokite atributų atlikti DI, nes konteinerį tai suportina. Virš konstruktoriaus uždedi, kad ten injectable atributą ir automatiškai pasigauna ir viskas veikia, fantastika. Bet vėlgi tas atributas dažniausiai būna konteinerio library, jį supranta tik tas konteineris, tai pririša jūsų kodą prie vieno konkretaus konteinerio. Nuorodos į konteinerį turėtų būti tik aukščiausiame lygmenyje, tai būtent composition route. Dependency injection versus service location. Tomašas sakė, kad Prisma yra tiek dependency injectionas, tiek service locatorius. ASP.NET MVC turi tokį dependency resolver, kurį statinę klasę gali kviesti iš bet kur, tau resolvina, iškviečia tą patį DI konteinerį, gauni medį. Bet tai yra labai žalinga. Apačioje yra pavyzdys iš vienos aplikacijos, kurią rašė Microsoft'o genijai ir visiškai buvo nesuprastas JC principas. Kaip matot, statinę klasę, kviečiam, prašom kažkokios implementacijos interfeiso. Ir ką tai grąžina tą pačią problemą, kad mes nematom, kokių priklausomybių reikia mūsų klasiai. Galbūt tai nekenkia testavimui, jeigu tu naudoji DI konteinerį savo testuose, nes esi priverstas. Bet tas paslėpimas, nežinau, yra labai didelis minusas, mano galva. Ir vėlgi, jeigu konteinerį tiesiai čia kviestume, tai tada keitimas mūsų konteinerio būtų ėjimas per visą codebase ir keitimas kodų. Microsoftas netgi sukūrė tokį Common Service Locator, kuris skirtas abstrahuoti būtent tą visą konteinerį, nes tu jį kada nors norėsi pakeisti. Tai šitas dalykas nelabai reikalingas iš tikrųjų. Jis galbūt reikalingas, jeigu kažkokį frameworką kodintumėt, kuris suportina daug DI konteinerių, galėtų suportinti. Tačiau aplikacijose, tarkim, ASP.NET sistemose, kurias kuriam mes dažniausiai, tokios jau išbaigtas. Tvarkingas DI naudojimas išsprendžia visiškai problemą DI konteinerio keitimo, abstrakcijos šitas yra nereikalingas. Dėl to service lokatorius yra vadinamas antipatternu ir neturėtų būti naudojamas. Pavyzdžiui, Global Abstraction, jeigu nori išgauti kokį nors servisą ir panašiai. Taip, tai vėl grįžtam prie tos minties, kad ne viskas yra DI friendly. Tikrai yra taikymų, kur čia yra labai protingas ir geras būdus, kaip galima išizoliuoti instansų servisą. Dėl Global Saxo yra toks pastebėjimas, dažniausiai Global Saxo tu tą konteinerį ir susikuri. Tau nereikalinga yra abstrakcija. Konkrečius atvejus galima pasinagrinėti, pasižiūrėti, bet dažniausiai Global Saxo turi susikuri tą konteinerį, tau nereikia jo kišti dar po kažkokią abstrakciją ir naudoti iš ten. Aišku, yra pavyzdžiai, tarkim, teko naudoti tokį Umbraco CMS, yra .NET'o pagrindų ASP.NET'o parašytas CMS'as, kuriame yra DI konteinerio abstrakcija. Bet jinai būtent reikalinga tam, kad tavo CMS'as visai nesipjautų su tavo aplikacija.
Jeigu tau patinka autofakas, CMS tau netrukdo. Jisai palaiko, kažkaip tai integruojasi ir panašiai, bet dažniausiai mes nerašom tokių library, kurie yra naudojami kitų userių. Apie tai reikia pagalvoti, ta prasme, ar tai yra išbaigtas produktas rašomas ir nebus to poreikio galbūt dažnai keisti ir viską galim valdyti. Ar rašom kažkokį tai dalį, kaip sakiau, CMS-ą, tarkim, ant kurio viršaus kažkas kiti programuos ir jiems galbūt to prireiks. Tai tiek iš mano šių patarimų, tai rekomenduojama medžiaga, kurią siūlau perskaityti, tai visų pirma, labai gera knyga Dependency Injection in .NET. Yra Dependency Injection, vadinasi knyga, jinai yra Javai skirta, bet rašyta yra, nežinau, man asmeniškai jį nepatiko, jį neatskleidė kažkokių tai ypatingų ten įdomesnių momentų. Šioje knygoje yra viskas, yra terminai, pabandyti apibrėžti kažkokie tai bendrai naudojami, kaip tie formats DI, tarkim, ar service locator, patternai, antipaternai yra minimi. Ir taip pat tos pačios knygos autoriaus blogio pastoviai yra rašoma apie dependency injectioną, kuriami nauji patternai kažkokie problemų sprendimui. Kitas yra Google programuotojo, nežinau, esamo buvusio Miško Hevery toks yra. Jisai turi labai įdomių straipsnių apie testuojamą dizainą ir apie DI. Ir vėlgi, visiems rekomenduoju perskaityti knygą Agile Principles, Patterns and Practices. Yra C#, yra Javai, kaip kam labiau patinka. Robert Martin yra patyręs programuotojas, kuris šneka konferencijose, irgi yra apibendrinęs ne vieną patterną. Jis apibendrino tuos vadinamus solid principus, kurie yra pakankamai naudingi. Tai knyga, kuri pakeitė, kaip aš programuoju iš esmės. Tai tiek klausimai. Jeigu klausimų nėra, tai arba visi miega, arba labai aišku, arba visai neaišku. Labai gerai. Taip, ačiū.